Mes atvažiavome į Latviją prie jūros. Čia yra vieta netoli Kolkos ir mes šiandien nueisime iki Kolkos. Ar nueisime, Kristina? Jeigu 8 kilometrai, kaip tu sakei, tai nueisime, žinoma. Ir labai gražus miškas, parodė koks miškas, tai tik vaikščioti ir vaikščioti. Toks retas, toks nuostabus, minkštas, su mėlynėm ir bruknėm. Su mėlynėm ir bruknėm. Jūra. Balio salos, tai ten, kad jau turbūt žmonių. Kristina eina maudytis. Jūra. Medžiai auga prie pat vandens. Bet tu parodė, kaip gražiai iš apačios tai atrodo. Kaip padėti atrodo, ne? Iš vėliau išėjti. Labai negilu. Labai negilu. Kolkos ragas. Beveik pasiekėm Kolkos ragą. Iš tiesų tai Kolkos ragas yra va ten. Dar mes jo nepriėjom. Kaip čia tau toks vaizdelis? Kaip visuose miestuose daug apleistų pastatų, griuvėsių visokiausių. Kurie dar 1000 metų stovės. O dabar tai jau tikrai ateiname į Kolkos ragą. Kolkos ragas. Pasižiūrėkite žemėlapį Latvijoje. Kolka ir Kolkos ragas. Kolkos iškišulys. Toks išsikišimas į Baltijos jūrą. Pamatysit iš karto. Labai matosi. Mes esame Kolkos rage. Va čia va pati Kolka. Na, Kristina, ką mes čia turim ant stalo? Šitas yra pyragėlis tradicinis, latviškas, su morkom, su kremu kažkokiu, dar su kažkuo. Burokėliais. Su burokėliais ir su bulvėm. Iš daržovių, bet saldus. O čia Nu, pažiūrėsim. yra lašiša. Štai, Čia ne lašiša, čia yra plekšnė. Oi, ne taip pasakiau, plekšnė. Turi akis vienoj pusėje, va. Vieną akį. Ar dvi? Abi. Dvi. O čia yra sviestinė žuvis, parodysiu iš kitos pusės, labai graži, va, kokiais kvadratėliais. Gerai ragausim. Aha, labai nekantrauju. Tai čia pats ragiausias jau, taip? Čia labai gražus. Jūra į tą pusę užsisuka ir į tą pusę užsisuka. Vestuvininkai ateina, štai ten vestuvininkai. Vestuvininkai?
Koks vanduo? Labai švarus. Kur švarus? Tyras. Be medūzų ir be dumblių. Be dumblo? Dumblių. Bet ir be dumblo? Ir be dumblų, ir be dumblių, ir be medūzų. Taip tyla, ramu. Dabar važiuojam tokiais žvyrkeliais ir privažiavom, va, Kristina dar sėdi mašinoje ir atvažiavom va tokiu žvyrkeliuku. Čia yra parašyta viskas 2 kalbom. 2 kalbom. Vaidė latviškai ir vaid. Jūra, mer. Pitrags, pitrorog. Ir labai įdomu. Kristina, ką sužinojai? Čia apie tą kalbą, kurią aš kalbėjau, taip? Nežinau, dar skaitau. Išsiaiškinom, kad čia gyvena ne latviai, čia gyveno livai. Ir ten yra, ir jie turėjo livų kalbą. Livai, libiešų, livių, libiešų. Piekrastė, livod, randa. Randa, krantas, ranta. Jų kalba panaši į suomių. Prisiminiau. Ir kalba gal iš švedų, suomių. Važiuojame mišku. Taip, važiuojame mišku. Ir čia yra kaimai, miške yra kaimai. Ir čia anksčiau gyveno liviai. Uz jūrų, prie jūros 500 metrų. Gal ne prie, o iki. Uz jūrų yra į jūrą. Uz Rygų yra į Rygą. Va. Ko atnesi, to aiznės. Ką atsineši, tą ir išsinešk. Nepalik šiukšlių. Ten yra livių vėliava. Livių vėliava. Čia gyvena liviai. Labai įdomu. Pažiūrėk, iki Nidos 204 europinėti visiems čia. Labas rytas. Labryt. Labryt, Edmundis. Latvijoje. Taip, prie jūros. Ir štai pajūrys. Ar ten tik neužrašyta Nida, žiūrėk. Taip, mes einame toliau. Čia yra kempingas. Miškas ir jūra. Reikia laikyti. Labai skaniam. Čia kaip tu sakai solenka, bet čia vadina žirnių sriuba. Ir žirniukai, ir pupos, ir dešrelės, ir mėsytės. Visko pačiu. Kristina fotografuoja mūsų žuvį. Plekšnė. Plekšnė latviškai butė. Lipsim į bokštą, taip, Kristina? Taip. Oi, lipsim. Lipsim į šitą bokštą. Jis neaukštas. Taip atrodo, Ne toks kaip Sartų. Tokia kaip 4 aukštų namas, ne? Sartų tai aukštas buvo.
taip pat saugiai padaryti.